Sveiki visi. Praėjo 10 vlogų ir pagaliau mes nusprendėme, ką norėtumėme kurti ir dėti į savo kanalą, tokią kaip jau grinai temą, kas visuomet turėtų eiliškumą. Tai bus apie fitness ir sveiko gyvenimo būdą, nes tai yra mūsų aistra, tai yra tai, ką mes mylime, kas mums patinka. Mes taip pat norime įkvėpti kitus ir tiesiog propaguoti sveikesnį gyvenimą. Žiūrėjom, kaip žmonės reaguoja ir kaip mes patys sugebam sukurti juos. Ir dabar vis dėlto apsistosim ties siauresnėm temom, kaip sveikas gyvenimo būdas ir taip toliau. Jeigu darysim vlogus, tai gal darysim tik tada, kai kažkur keliaujam įdomiau arba kažką gal pamatom įdomiau, nes kiekvienas savaitgalis realiai pas mus yra daugiau poilsio savaitgalis, dėl to savo leidžiame daugiau kūrybinį tokį pobūdį ir daugiau filmuojam ir daugiau kuriam, bet realiai poilsis būna visą laiką panašiai toks pat. Taip kad jeigu kiekvieną savaitgalį mes kursim tą patį, nebus gal labai įdomu ir jums žiūrėti ir mums patiems gal to daryti. Taip kad susikoncentruosim daugiau į atskiras temas. Susijusius treniruotėmis, sveikais receptais, gal kai kuriomis knygomis, kurias perskaitėme ir tikrai rekomenduotume kitiems, kurios atneštų kažką gero į jūsų galvą, tikrai gerų žmonių, protingų minčių. Taip, nes vis dėlto fitnesas tai ne tik yra tavo kūnas ir kaip jis atrodo, bet man atrodo viskas prisideda ir nuo galvos, nuo minčių tavo. Ir skaitimas tai yra vienas iš tų dalykų, ką aš atradau būdamas čia Olandijoje ir kuo aš labai džiaugiuosi. Ir tai tikrai man padėjo daug sužinoti ir daug kur pakeisti savo nuomonę galbūt ir labiau paprasčiau gal bendrauti su žmonėmis bei juos pažinti. Būti atviresni visiems ir priimti žmonės tokius, kokie jie yra. Treniruojame realiame gyvenime žmonės kitus, jiems padedam tobulėti, siekti, nežinau, geresnio gyvenimo, geresnės gyvenimo kokybės, nes kai tu esi sveikas ir tu esi fit, tikrai viskas aplinkui sekasi daug geriau. Iš savo patirties galiu pasakyti. Taip, tiesiog žmonės kartais labai įsibaugina save ir jie supranta, kad fitnesas tai kažkas brangaus, kažkas, kam reikia ruoštis labai stipriai. Čia tiesiog kitaip yra viskas, tiesiog atsistoji ir darai, tiesiog turi gerą planą, turi gerą motivaciją ir tiesiog eini į priekį, o čia kiti žmonės įsivaizduoja, kad reikia investuoti labai daug, kad reikia labai super sudėtingos sistemos treniravimo kažkokios, kuri tau padės pasiekti. Reikia pirkti programą, reikia pirkti mitybos programą, reikia pirkti brangiausius produktus, papildus, dar kažką. Viso to nereikia. Viskas yra labai paprasta. Fitnesas yra nemokamas, iš tikrųjų. Jeigu gerai įsigilinsi, jis yra nemokamas. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Pakelk užpakalį, eik. Į parduotuvę eini, nepirk to šlamšto, nusipirk geriau kažkokią daržovę, mėsties gabaliuką, dar kažką. Ir mes norim tai įrodyti, neįrodyti gal tiesiog, bet parodyti, kaip mes gyvenam, kaip mes tai darom ir kad tikrai tai nereikalauja didžiulių turtų. Taip, tos visos fitneso žvaigždės, kurios rodosi televizoriuje, kurios rodosi internete su savo idealiais kūnais, gal sukuria tą tokį neigiamą įtaką, man atrodo, žmonėms. Ir žmonės tiesiog įsivaizduoja tai, kai kažką nepasiekiamo arba kažką tai labai sudėtingo, bet iš tikrųjų reikia suprasti ir marketingo galią, ir iš ko jie gyvena, ir kaip jie gyvena, ir iš kur jų pas juos pinigai atsiranda, ta prasme, pragyvenimą ir taip toliau. Taip kad reikia viską sudėlioti į vietas ir neapsikrauti savęs per daug tomis mintimis ir tais sudėtingais tais barjerais, iš tikrųjų jų nėra. Didžiulė klaida, kurią žmonės daro, tai yra tai, kad pirmiausia, susikoncentruoja į numesti tiek ir tiek kilogramų arba turėti gražų kūną iki tos ir tos datos. Nereikia to. Tai yra didžiausia klaida. Susikoncentruokit visų pirma į savo sveikatą, kad būti kuo sveikesniu, jaustis kuo geriau ir viskas ateis su laiku. Tikrai gausit tą gražų savo kūną, pažiūrėk, bet būtent savo kūną gražų, ne kažkieno kito. Nesiekit niekada niekieno kito kūno. Gerai, tai gali būti jums motyvacija kažkokia moteris ar vyras su idealiu jums kūnu. Bet jūs niekada to neturėsit, nes mes visi skirtingi, mūsų skirtinga anatomija. Taip kad siekim savo geriausio kūno, ne kažkieno kito. Ir siekim su ta mintim, kad mes norime svarbiausiai būti sveiki. Taip pat aš įdėsiu kai kurios video ir anglų kalba. Anglių. Kai kurie video bus anglų kalba, bet čia tikrai ne dėl to, kad mes siekiame gal uždirbti kažką iš YouTube ar kažką ten didesnę
žiūrovų minę pasiekti, kažkas tokio. Tiesiog nuo rugpjūčio mėnesio aš treniruosiu 16 metų berniukų Eindhoveno komandą. Ir aš turiu krepšinio komandą ir aš noriu jiem labai padėti ne tik aikštelėje, bet ir už aikštelės ribų ir parodyti, kaip viskas vyksta, kaip aš tai darau, nes vis dėlto tokio amžiaus vaikinukams yra labai svarbu, kad treneris būtų jo pagrindinė motyvacija, taip kad aš tikrai stengsiuosi tai padaryti ir tai aišku bus anglų kalba, nes jiem tai prieinamiau. Bet pagrindė video tikriausiai bus lietuviškai, ta prasme bus. Almantė daugiau darys lietuviškai viską, aš gal kai kur koncentruosiuosi į anglų kalbą daugiau. Nepamirškit laikinti, nepamirškite dalintis su savo draugais, kuriem galbūt aktualios šitos temos ir kam galbūt įdomu tai būtų. Pakeisti savo gyvenimą ir pagaliau pradėti daryti kažką gero dėl savęs. Taip pat sekite mus Facebook'e, mes sukūrėme naują puslapį, būtent sujungtą su mūsų YouTube kanalu, kur dėsime daugiau gal nuotraukų ir daugiau iš kasdienybės, ką mes darome ir savo mintis parašysim daugiau, biškai plačiau, ne tai, kad tik tai kalbam į video, bet ten gal kažką daugiau parodysim iš kasdienybės. Mūsų kasdienybė gal nėra tokia, kad galima būtų filmuoti ją nuo minutės iki minutės, nes pas mus yra labai didelis tempas. Mes pradedam kiekvieną dieną nuo ankstaus ryto, treniruojam žmonės, turim patys darbų daug padaryti ir dar patys norim pasitreniruoti, neapleist savęs, kad ir kitiem padedi, nereikia pamiršti savęs. Taip, kad ne visą laiką gal įsitrauksi tą kamerą ir pradėsi filmuoti visur, kur tik eini, nes tai tikrai nėra patogu ir tai tiesiog užima laiko. Šitie video, ką jūs matote, tikrai užima laiko ir juos nufilmuoti, sudėlioti viską į vietas ir sudėlioti pačias mintis, kaip mes norim viską parodyti ir pasakyti, tai tikrai nėra paprastas darbas. Dabar mes pamatėme patys darydami tai, kaip ir žmonės YouTube sunkiai dirba prie to ir iš tikrųjų kiek laiko tai užima. Maždaug kokio pobūdžio bus mūsų kiti sekantis video, galite pažiūrėti dabar. Kaip šią savaitę aš dariau vakarienę, kaip jau žuvį. Taigi gali dabar pažiūrėti. Iki. Taigi šiandien pietums gaminsiu kažkokią žuvį, nežinau, pirmą kartą tokią perku. Labai gražiai atrodo, šiaip nesu žuvies fanė. Rainbow trout. Tikrai nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, jeigu kas nors žino, tai pakomentuokit, kas čia per žuvis. Man jos visos panašios, tokios kaip iš ežero. Tai va, jos taip atrodo. Ir prie jų buvo prieskoniai, bet tikriausiai šitus prieskonius išmesiu ir jų nenaudosiu, nes čia yra cukraus ir paprastos druskos, ko aš nenaudoju. Šparaginės pupelės. Ir ryžiai mano vyrui. Aš valgysiu be ryžių. Okei, bandysim ruošti šitą žuvį. Labai gerai, nes kartu su indeliu, kuriame kept galima. Beje, dėl ko aš čia dar pirkau. Aišku, gražiai jinai atrodo čia šitam paveikslėlį. Ir makros. Tai va, aš kaip suprantu, per vieną tą žuvį bus 260 gramų, bus 320 kalorijų, 12 riebalų, angliavandenių 7 gramai ir proteino 46 gramai beveik. Va, einam gaminti šitą žuvytę. Žiūrėsim, kas gausis. Pirmą kartą darysiu. Žuvis nuplauta. Dar kartą šią nuploviau išėmus iš to, nes nežinau, aš visuomet apsidraudžiu. Išmešu tos prieskonius ir naudosiu citriną natūralią, himalajų druską, prieskoninės žolelės, juodus pipirus, dėl saldumo čiut medaus ir česnako pudrą.
niekada nebijokit improvizuoti. Dabar, man atrodo, medaus. Medaus būtų gerai. Čiut. Medaus. Smako. Pipirų. Okay, dabar kažkaip patrikti ją. Taigi, žuvytė supreskoniuota. Jokio aliejaus, nepilsiu nieko, tegu taip kepa. Dabar paliksiu tiesiog pabūti čia va. Kambario temperatūrą ir pasimarinuoti. Žuviukai iškepę, akys išsprogę. Tikiuosi vidus iškepė. Kepiau ant 200 laipsnių pusvalandį, bet neįkaitintojo orkaitėje. Tiesiog įdėjau pusvalandžiui. Ok, dabar dėsiu lėkštes, parodysiu, kaip atrodys. Nu va. Sukroviau į lėkštes. Čia Rimvydo porcija. O čia mano. Low carb versus high carb. Bulkinimas prieš katinimą.